Kompiuteriniai virusai. Šiame mokymosi modulyje kalbama apie kompiuterinių virusų istoriją, kaip virusai veikia, pagrindinė jų klasifikacija. Apžvelgiamos pagrindinės priemonės, padedančios apsaugoti kompiuterį nuo virusų. Kompiuterinis virusas tai savarankiškai besidauginanti programa, kuri patekusi į sistemą generuoja savo kopijas ir įterpia jas į kitus failus, taip užkrėsdama ir kitus kompiuterius. Kompiuteriniai virusai yra programinės įrangos komponentai, kurie gali plisti per skaitmeninės sistemas, sukeldami įvairias problemas. Kompiuterinių virusų istorija siekia 1949 metus, kai Jonas von Neumannas pirmą kartą iškėlė idėją apie savaime besidauginančias programas. Pirmosios virusų užuomazgos pasirodė 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje, tačiau tik 8-ojo dešimtmečio viduryje buvo sukurtas pirmasis virusas JBOT. Nors šis virusas buvo skirtas programinės įrangos atnaujinimui, jis tapo vienu iš pirmųjų pavyzdžių, kaip kenkėjiškos programos gali netikėtai plisti. 1980 metais Xerox Palo Alto laboratorijose buvo sukurtas pirmasis kirminas savaime besidauginanti programa, kuri nebuvo skirta padaryti žalos, tačiau parodė, kokios netikėtos pasekmės gali atsirasti kuriant naujas technologijas. Anksčiau, kai dar nebuvo interneto, virusai daugiausia plito per diskelius ar kitas fizinės laikmenas. L-Cloner buvo vienas pirmųjų kompiuterinių virusų, kurie galėjo savarankiškai plisti. L-Cloner virusas, sukurtas 1981 metais, užkrėsdavo Apple II kompiuterius ir plito per diskelius. Jis plito lanksčiaisiais diskeliais, užkrėsdavo Apple operacinę sistemą ir kiekvieną kartą kraunant kompiuterį iš diskelio virusas pasileisdavo. Dirbti kompiuteriu jis netrukdė, tik užkrėsdavo kiekvieną dar neužkrėstą diskelį. Įdomu tai, kad virusas nedarydavo didelės žalos, o tik rodė trumpą eilėraštį. Tačiau būtent jo gebėjimas plisti ir užkrėsti kitus kompiuterius padarė jį vienu iš pirmųjų žinomų kompiuterinių virusų. Šiandien virusai tapo kasdienybė ir kelia grėsmę tiek asmeniniams kompiuteriams, tiek organizacijoms. Skirtingi šaltiniai skirtingai skirsto virusus, tačiau dažniausiai sutinkami: polimorfiniai, laiko bombos, kirminai, Trojos arkliai. Virusai kaip kompiuteriniai parazitai veikia skirtingais būdais. Vienas iš jų – failų virusai, kurie įsiveržia į mūsų naudojamus dokumentus ar programas, tarsi užkrėsdami juos savo kodu. Dažniausiai jie pasirenka failus su tokiomis galūnėmis kaip doc, exe ar pdf. Įkelties virusai yra labai gudrūs. Jie užima svarbiausią kompiuterio paleidimo vietą ir taip užtikrina, kad bus aktyvūs kiekvieną kartą įjungus kompiuterį. Tinklo virusai yra tarsi kompiuteriniai apkalbinėtojai. Jie sklinda nuo vieno kompiuterio prie kito per tinklus, pavyzdžiui, internetą, ir gali platinti tiek failų, tiek įkelties virusus. Pavojingiausi 21 amžiaus virusai ir kaip nuo jų apsisaugoti. 2000 metų gegužę pasirodęs I Love You virusas, parašytas WebScript kalba, tapo vienu didžiausių kibernetinių išpuolių istorijoje. Pasinaudodamas žmonių patiklumu ir meilės tema, virusas per trumpą laiką užkrėtė milijonus kompiuterių visame pasaulyje, sukeldamas chaosą ir didžiulius nuostolius. Laiško tema buvo nieko įtartino nekeliantis užrašas "Myliu tave", o prie jo buvo pridėtas failas "Meilės laiškas tau". Virusas buvo toks galingas, kad sukėlė $10 milijardų nuostolius ir tapo vienu žalingiausių virusų kompiuterių istorijoje.
Šiuolaikinėje skaitmeninėje aplinkoje, kur kibernetinės grėsmės yra kasdienybė, apsauga nuo virusų yra būtina. Vienos iš svarbesnių priemonių užtikrinančių saugumą internete yra antivirusinė programinė įranga, operacinės sistemos atnaujinimai, atsargus elgesys internete ir tinklo apsauga.